Gruodžio 1 dieną Raudondvario dvare, kaip ir kasmet, įžiebsime Kauno rajono eglę. Ši diena simbolizuos švenčių laukimo pradžią ir pakvies visą gruodžio mėnesį praleisti Kauno rajone, kuris šiais metais dosnus šventėmis, pramogomis, o mes galime drąsiai sakyti, kad Kalėdos išties gyvena Kauno rajone. Šiandien noriu papasakoti ir pristatyti specialų Kalėdoms skirtą tinklapį kalėdoskaunorione.lt. Šiame tinklapyje jūs rasite kalėdinio eglučių žiebimo švenčių grafiką. Kiekviena seniūnija įžiebs savo kalėdų eglę, o tokių vietų šiais metais net 32. Čia rasite ir visą informaciją apie kalėdinį Raudondvario miestelį, apie Raudondvario dvaro siūlomas veiklas, kurios kaip ir kasmet užburs visus čia apsilankiusius šventinę nuotaiką. Šiais metais Kauno rajonas paruošė daugybę pramogų tiek mažiems, tiek dideliems. Čia galėsite aplankyti pagrindinę Kauno rajono eglę, šventiškai pasipuošusi dvaro parką, išmėginti ledo čiuožyklą, pasinaudoti progą užsakyti savo šeimą ir visam kolektyvui šiame dvare siūlomų edukacijų, aplankyti muziejų, kuriame veiks kalėdinių žaisliukų paroda, įsigyti kalėdinių suvenyrų ir netgi išsiųsti laišką Kalėdų seneliui. Jau 4 metai Kauno rajono savivaldybė kviečia visus Kauno rajono gyventojus, įstaigas, bendruomenės ir organizacijas originaliai bei išraidingai puošti eglutes savo lauko erdvėse ir dalyvauti konkurse, apie kurį šioje vietoje rasite visą reikiamą informaciją. Taip pat turizmo centras šiais metais kvies keliauti ir aplankyti visas Kauno rajono eglutes. Tai parodos, kalėdinės mugės, edukacijos, žaidimai, ekskursijos. Tad kviečiu naudotis kalėdinę svetainę, atrasti širdžiai mielas veiklas Kauno rajone ir kartu sulaukti Kalėdų stebuklo.